Veiksmingas bendradarbiavimas skaitmeninėje erdvėje iš tiesų priklauso nuo tinklinio etiketo supratimo. Svarbiausia, kaip pagarbiai bendrauti internete. Pirmiausia, visada atsižvelkite į savo auditorijos elgesio normas. Skirtingos kultūros ir kartos pateikia skirtingus požiūrius, todėl svarbiausia yra jautrumas. Siųsdami laišką įsitikinkite, kad jo temos eilutė yra aiški ir glausta. Tai padės kiekvienam susidėlioti prioritetus į savo pašto dėžutę. Jei gaunate nepageidaujamų laiškų, nedvejodami juos pažymėkite ir palaikykite švarą savo pašto dėžutėje. Jei internetinėse diskusijų grupėse kas nors tampa asmeniškas arba pažeidžia taisyklės, nesikiškite į jas, leiskite moderatoriui tai išspręsti. Nuotolinių užsiėmimų metu įjungę kamerą galite būti įsitraukę, tačiau nepamirškite išjungti mikrofono garsą, kai kalba kiti, kad neblaškytumėte dėmesio. Jei prisijungėte vėlai, mandagu pokalbyje trumpai padėkoti, o kai norite kalbėti, naudokite rankos pakėlimo funkciją. Laikydamiesi šios paprastos praktikos ne tik efektyviai bendrausite, bet ir puoselėsite pagarbę ir pozityvią interneto aplinką. Netikėtas yra būtinas sėkmingam bendradarbiavimui.